Kaip tu tvarkaisi su kritika? Tai sakau, aš kažkaip svarbiausia būti savikritišku, mokėti iš savęs pasijuokti, man kas buvo labai sunku pervažiavus į Žalgirį. Aš visus juokelius priėmiau labai rimtai. Ir tada, kai pamato, kad tu reaguoji, tave dar labiau drožia. Ir jau 2-3 metais tu pats iš savo trūkumų kažkokiu pasijuoki, neleidi kitiems ir tada būna viskas daug lengviau. Tai ką jie iš tavęs juokės? O, yra, nu tai žinai, čia pradedant plaukais, tada dar buvau, atsimenu, nusipirkęs tokius ortopedinius batus kaip laivai. Ir aš ateinu, matai, jau tau juokingai, ir aš ateinu su tais... Nu, tai, kad tu taip parodai. Su tais, tai va tokie ir buvo, ateinu visi, ką tu čia užsidėjęs tenais, nu ir žinai. Ir prasidėjo. Ir tada ateini, tenais jau tie batai patreniruotės ant piedestalų, žinai, uždėti ir aš sakau, nu, aš vaikščiosiu, man čia nugarai gerai. Tai pavaikščiau savaitę ir jau tie batai atsidurdavo vis gražesni ir gražesnėse vietoje, kol sakau, nu, okay, laimėjot, nebeisiu. Nebeisi. Eisi vienas pasivaikščioti. Bet jeigu ką dėl plaukų, tai galbūt anksčiau ir juokėsi, bet dabar tu žinai, kad jaunimas cheminis darosi, taip, kad būtų garbanoti. Štai kaip apsisuko pasaulis. Taip. Dabar jau trendas. Ne, ten tuo metu tai pasižiūri nuotraukas tikrai blogai. Žinai. Nu, dažniausiai, kai pažiūri nuotraukas atgal, viskas atrodo blogai. O kodėl mes tokie žmonės esam, kad mes kaip pasižiūrim save praeityje, mums net gėda pačius save žiūrėti? Čia, žinai, pavyzdžiui, dabar irgi pats apie save, aš apie save galvoju, kad, na, dabar aš esu turbūt savo gyvenimą jau protingiausias turbūt ir pagalvoju, net prieš 2 metus, koks aš dar durnas buvau. Ir žinai, už 2 metų tu vėl pagalvosi apie save šiandien dieną, kur va dar mes su kalbam ir atrodo, kokie mes čia protingi savo. Už 2 metų pagalvosim, blema, durni dar buvom. Klausysim, geriau pakalbėti šitą podcastą. Bet tu vat jau dabar, žinai, paminėjai tą tų būseną, kai mes žiūrim į save praeitį ir vertinam kažkaip tai neigiamą. Mums atrodo, arba mes juokingai ten atrodom, arba pasakėm kažką ne taip. Bet tu esi labai aktyvus socialiniuose tinkluose. Šiaip nustebau, nes tikrai nemažai daliniesi viskuo. Kaip tu atsirenki, ką rodyti ir ko nerodyti, ir ar nebijai rodyti savo asmeninio gyvenimo, namų, nežinau, buvimo su šeima, vaikų rodyti? Aš suprantu, ką tu sakai ir mes, pavyzdžiui, patinkai gimę, ten pirmus mėnesius stengiamės iš vis nerodyti. Dabar, žinai, kaip būna, kai dar neturi vaikų ir tau pradeda kokią nors ten mamytę rodyti savo vaiko nuotraukas ir, nu, 4 nuotraukas pamatėjai įdomu ir po to pradeda jau jinai tenais rodyti ir ten valandą laiko, žinai. Ir aš laiką galvodavau, man neįdomu, man užteko, aš pamačiau, taip, tavo vaikas labai gražus ir dar tu pats pastebi, kad tu savo vaiką pradedi kažkam rodyti ir atrodo į tos socialinius tinklus tu nori to džiaugsmu vos nepasidalinti, žinai, bet save riboja ir Lina visą laiką sako, nu, užteks, jau mane riboja tais klausimais, nes jinai yra uždaresnė tais visais klausimais, tai... Tai pas jūs šeimoje Lina yra uždaresnė. Jo, tu esi tas, kuris labai norėtų viską rodyti. Jo. Ne viską, žinai, čia vėlgi, vat, kur prieš tai klausai, kokias pamokas įsinešiu, tai vat, viena iš tų pamokų turbūt ir būtų. Bet, žinai, man tas, pavyzdžiui, kad laimę mėgsta tylą, nu, iš dalies gal, bet jeigu kažkas yra faino, kodėl nepasidalinus, nes aš apskritai buvau Instagramą, kuomet susikūriau, jis pas mane buvo uždaras ir buvo tik draugai, kad aš galėčiau dalintis su savo draugais, kas jiems įdomu. Tuomet, kuomet pasirašiau kontraktą MBA, man agentai sako, žiūrėk, yra nemažai visokių reklamos, gali būti dylų, atsirakink, bus followeriai, taip toliau ir panašiai. Ir tada aš jau žiūriu daugiau, ne į taip, kad aš dalinčiausi su savo draugais, bet dalinčiausi jau daugiau su visuomenė. Ir ne tik, ką tu veiki, bet ir, tarkim, jeigu tas pats buvo tenais aukcionas Ukrainai ar kažkas tokio, arba tenais būna vaikučiai sergantis ligom su Rimanto aukcionų fondu. Tu tą platformą gali naudoti ne tik savo šeimos, nežinau, parodymui, kokias mano nėra pagrindinis tikslas, bet būtent kažkokiam net ir švietėjiškai veiklai, po to gauni ir kažkokį reklamos užsakymą, tai aš daugiau žiūriu taip iki pusiau darbą. Bet jeigu tenais būtų vėl kaip skelbimų lenta, arba tenais vėl kaip kažkokia, vėl niekam neįdomu, tai tu turi kažkur rasti tą viduriuką. Dar pas mus yra irgi dabar keičiasi, naujos kartos ateina, pavyzdžiui, jeigu būtų koks nors
krepšininkas prieš 15 metų tik tokia šokęs, nu, tai jis ten nu, jau būtų strėlių gavęs rinktiniai gerokai. Jau pašaipo ir viską, tenais lengva gyvenimą nebūtų. O dabar žiūrėk, visą rinktinę šoka. O dabar žiūri, tenais, pavyzdžiui, Matas Buzelis šoka, nu ir super atrodo ir, žinai, man tas, aš turbūt nešokčiau taip. Bet aš puikiai suprantu, jis visai kitoje aplinkoje, kitoje kartoje užaugęs ir šaunuolis. Gal tu taip nesakyk, pas tave auga, supranti, vaikai. Taip. Tuoj tave pastatys prieš kamerą, sakys, tėti, Taip. žiūrėk, Tai mes, tik toka trendas. žinai, mes ir esam ir pašokę, Linos dukra buvo tenais uždės muzikytą ir turim labai tokių fainų video, kurie net nebijoju, kad būtų ir visuomenės smagu pamatyti, juokinga. Bet kažkaip dar aš save esu perlaužęs Instagramą, bet tik tokį dar ne. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.